didžiausią dalį mūsų darbo padarė gerbiamas kolega profesorius Crescencijus Stoškus, parengęs nacionalinį susitarimą, kad Lietuva neįsivaikščiotų. Jis tapo tik tai pagrindiniu tų minčių generatoriumi, už ką mes labai jam dėkojame. Linkime sėkmės ir mes pasižadame, profesoriau, jums padėti, kad tos mintys netaptų tos deklaracijos, kurią mes deklaruojame, kad jums pasisektų gyvenime. Kur jūs eisite? Gal kalbos norėtumėte? Ačiū, kad jūs išdėjote. Sėdėt, kenčiat, žiūrėt, tais baigsis mūsų susitikimas. Kiti pasivaikščiojo. Ne tik Lietuva, bet ir mūsų kultūroje. Aš jūsų kantrybę priimu kaip jūsų pasiryžimą dalyvauti tame procese, dėl kurio šiandien vyko šitą konferenciją. Tiesa, aš čia maniau, kad šiandien bus spaudos konferencija, bet aš noriu jūs užtekę, čia užlaikyti. Bet taip jau buvo suplanuota, gal ir gerai, kad šiek tiek įkaitinta atmosfera, nors taip jau karšta. Bet mes šitą kalbėjimą šiek tiek pertekliškai šiandien. Apie tokius dalykus, kurie truputį mus nuveda į pagraudeninimus, apmąstymus. Ir tas etapas jau, turime sakyti, praeitas, vakarykštė diena. Mes apie tai norėjome kalbėti 2003 metais. Visų šitų idėjų pradžioje yra čia šitas žmogus. Ant konferencijos renginių visada jau portretas. Šitas poetas ir tuos žodžius užrašė savo mielai eilėraščio knygutį, pačiai pirmoji knygelė, kai išleidžiantis Amerikos valstijos. Vienas eilėraštis apie renginyje yra skirtas, kad Lietuva neįsivaikščiotų. Tiesą sakant, tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, palyginus su tuo, ką galvojo tos idėjos iniciatorius, praėjo nemažą laiko, jau paties gyvųjų darbo nėra. Ir didelė dalimi dėl to nėra, kad mes neišgirdome ir dabar dar matyt negirdime. Tiesą sakant, tas žodis, kad Lietuva neišvaikščiojo apie visą Lietuvą. Šitą pavyko padaryti, bet daugiau ničnieko. Vėliau šitame kontekste aš su susižavėjimu klausiaus čia pasirodžiusio pirmą kartą Andriaus žodžius. Maros, mes turime apie tai šiandien visą laiką kalbėti. Čia buvo suvokta, kad neįsivaikščiojo Lietuva, tai tikrai emigracijos klausimas. Yra klausimas, kiek tvers šitą tautą. Kas domisi jos istoriją žino, kad nuo to momento, kai prasidėjo demografiniai surašinėjimai, vidurinio amžiaus maždaug vidurio, Lietuvos gyventojų skaičius nei kiek neišaugo per visus šitos maždaug pusantro šimto metų. Nukrisdavo, vėl pakilo prieš nepriklausomybę ir vėl grįžo į savo pradinę praeitį. Gal tai nebūtų blogiausias variantas, jeigu grįžo. Dabar yra signalai, kad jau gali negrįžti. Mūsų kaimynai rusai guodžiasi, kad iš Rusijos išvažiavo 5 milijonai gyventojų. O iš mūsų tokios tautos, jeigu būsime sąžiningi, turbūt jau apie milijoną. Tai iš tikrųjų teisingai buvo pasakyta, nei proporcijos nelygios, nei santykiai nelygus, nei istorija nelygi, nei darbas taip pat nelygius.
Tiesa, kad ta problema suvokiama jau ne tik Lietuvoje, ne tik Rytų Europoje. Aš dabar kurį laiką atsisėdau prie vienos amerikiečio knygos. Knyga skirta kultūrų kolapsui. Jis bando parodyti, kad dabar, kai kalbama, žinot, niekas nenori rimtai kalbėti apie tautos likimą, bet visi labai mėgsta kalbėti apie pasaulio pabaigą. Kažkaip intriguoja labiau, skamba dar įspūdingiau, gal žaismingiau, aš nežinau. Kaip sakant, kai kalbi pasaulio pabaigą, labai gerai, kad gana niekios atsakomybės nereikia imtis. O jeigu pradėsite apie kalbėti apie Lietuvos likimą, lygtis, kiekvienas privalo kažkaip įsipareigoti. Taigi šiandien tokių kalbančių apie likimą, civilizacijų žūtį kalnai prirašyta literatūros, bet Šenglerio ir iki šių dienų. O kalbančių suvokiant, kad yra problema, kurią tenka spręsti jau šiandien dabar, be tų konferencijų, kurias mes darome. Sakau dar kartą, tai yra vakarykštė diena, ką mes šiandien darėme. Mums reikėjo šiandien tartis, ką toliau daryti. Niekas vis nieko nesiūlo. Iš tikrųjų, labai pažiūrėjus pasakė, aš irgi stebėjausi apie debatus politikų. Šiaip šitie politikos seniai gyvena svarstydami dalykus, kurie stovi už Lietuvos. Jie atsukę nugaras. Aš šiandien mes matėme, kad čia taip simptomiškai, čia mes sėdėme už nugaros ir aš galvoju dabar, kad šitų gražios salės šeimininkai sėdi nugarą parodė. Atvišimas išnekėsite, pakaitinsite atmosferą, susierzinsite, bet dar šiek tiek pakils jūsų spaudimas ir važiuokite namo. O mes turime savo gyvenimą, savo istoriją, mes turime savo rūpesčius, savo atsakomybės. Aš taip turiu. Kas yra baisiausia? Seniai nugarą atsukta mums. Ir vakar labai išdien buvo parodyti, iš tikrųjų jaunas žmogus Andrius nuvažiavęs iš Anglijos iš kartą pastebėjo. Auditorija ten vienintelis žmogus, kur atkreipė dėmesį, tas senas žurnalistas baigojo, prasitarė, kad gal čia mes ne viską pasakė nesvarbiausia. Labai tie žmonės ramiai ten jaučiasi, kaip jūs matote. Saugiai, patikimai. Buvome valdžioje, vis dėlto būsime ir toliau. O mes manėme, kaip buvo nepriklausomybė, kad nepriklausomybė reikalinga Lietuvai, pasirodė nepriklausomybė reikalinga tik valdžios nepriklausomybė. Jie jau ją turėjo. O kada Lietuva turės nepriklausomybę, aš nežinau. Kaip dėl to, kad šitas procesas prasidėjo. Dėl to Koncinė akademika siūlo šitą nacionalinį susitarimą. Tai yra atsakymas į 2 nacionalinius susitarimus, kurie buvo organizuoti iš viršaus. Jums buvo teko girdėti. Pirmas buvo tą naktį, kada reagavome į krizę, prasiprastai reagavome į krizę. Ir paskui reikėjo tautos pritarimo. Ir kas pritarė? Labai gražus mechanizmas, kuris vadinasi trišalė taryba. Grupelė verslininkų, grupelė profsąjungų, rinktinių ir valdžios žmonės. Jie susitarė, kad jie už tautą apsisprendė, kad reikia suveržti diržus ir nervus išbandyti, sveikatas, kantrybę žmonių. Man Andriaus patiko viena mintis stebėtinai, kad jis mato, niekas Lietuvoje nemato. Kalba apie patyčias. Žinoma, patyčias iš mokyklų. Juk visi šitie surinko ir žmonės iš manau žino, kas buvo nacionalinės nereiškia, kas antūresnė, bet LNK televizija.
surinkt grupelį žmonių, pulvykas, ir sako, aš jau užduosiu 10 litų. Na, ne 10, kai per mažai, kažkaip, ne, jau. O sako 20, nu ką, 20 litų išliaužė. O 100 žmogus reikės išliaužė. Tai yra Lietuva. Ir tai vyksta dabar 20 metų, tik šliaužia kiekvienas kitai. Ar tas, kas vakar vyko, nepasityčiojas iš tautos? Šitoks reagavimas į problemas ir pasakymas, kad visi žino, kad emigracija yra begrėsminga. Valdžia šitą nuomonę, teisingai, sako, taip visur vyks. Žudosi žmonės, visur žudosi. Aš domėjausi jau apie 40 metų. Tarybinis laikais labai tokius tekstus buvo sunku prastumti spalvą. Bet šiaip taip ten per žurnalistų padarė tokį, nusižudo žmonės, aš atsimenu, intrigavo, jie Lietuvoje prieš keliom dalykų tokių laikais nebuvo tokių dalykų, tokių savižudybių. Jau buvo tada. Bet šitokių masų nėra tokių lentelių. Aš tokio vengrų turiu knygą, net esu. Nėra tai lentelė tokio istorija, tokio lygio savižudybių kaip Lietuvoje. 43 100 000 gyventojų žmonės užregistruoti. Tai buvo Vengrijai ir Čekijai. Vadės visos skalės peržiūrė. Ir vėlgi užduotos žmonės, o kam šiandien? Tai šiandien mūsų problema yra ne tik emigracijos problema. Dalykas buvo tas, kad nepriklausomybė tęsėsi labai trumpą laiką, tada buvo euforija nutilo, pasiėmė valdžią žmonės savo ir vadinamas atlikti tą procesą, kurį mes dabar vadiname tokiu iš kalbingų žodžių privatizacija. Pasidalino gėrybės tarpusavį ir du trečdalis tautos paliko kaip perteklinius žmonės. Na, jūs čia sukitės kaip norite, jūsų reikalas. Vadinasi, Lietuvoje, aš tą žodį kažkada anksčiau žinojau tik tai viduramžių. Nereikalingi žmonės, atliekami žmonės. Tauta tapo atliekamai žmonėmis. Ką jie daro? Lietuvis lengviausią mechanizmą žino, einam išgersi. Dar priemonių dabar yra narkotikų, daug lengvesnių priemonių užsimiršti gyveniškiam pasauliu. Daugelį vaikščioja apie kavinės, kaip pamiškiais, pakalbės. Yra tokių žmonės, jau biškiai, jie greičiau pasitėmė dalyką. Tie, kurie ryžtingesni, žinoma, daro ryžtingą sprendimą. Mano gimtam krašte, kaime, iš pavažiavau, ir vienas verslininkas, mažutis verslininkas dejuoja, kad jo duktė neseniai ištekėjusi, turiu 3 vaikučius, ir išvažiuoja į Vokietiją. Nu, aš noriu pasakau, kas atsitiko? Nu, sako, atsitiko taip, kad verslo organizatoriams pritrūko pinigų, lėšas savo įsimokėjo, ir tos tokios mes 3 mėnesiai negavom atlikti. Supykau ir važiuoju. 3 maži vaikai, duktė ir bet aš išneku visi tą žinau, bet šeimos nėra, man nebūtų manęs atduoti. Aš visada, tai, kas labai paprasta, kas labai aišku, akivaizdu, kiekvienam krinta į akis, kiekvienas turime akivaizdžiausią patį, mes dabar šiandien šnekam, kad yra problemos. Mums reikia kalbėti dabar, koks ryžtingas, o aš galėčiau pasakyti, paskutinis veiksmas. Aš šitokį veiksmą žinau, labai gražu greitai vieni žmonės tą pasakė, bet mes jau gerokai vėluojame. Stipriai vėluojame. Dabar jau pakeisti įsitvirtinusią sistemą, kurie visi piniginiais turtais ryšiai susiję žmonės, vieni kiti susikabėlė, kaip sakant, tam zaimnai marūkai, vas kažkas atmėgės kėlė. Tie pakeitimai bus labai sunkus. O nebent, iš tikrųjų, vienintelė viltis atėjo jauni žmonės, jeigu jie grįš, energingai Lietuvą, mus pasakys, kad Lietuvą dabar spręsime ir jos reikalus spręs. O čia, žinoma, kitos aš šiek nematau. Visi žmonės yra nežmoniškai pabaigę. Praradę viltį, neviltį, įpuolę. Ir kad nieko čia nepakeisi. Veikia prastas dalykas. Tai dabar aš manau šiandien auditorijai tik tiek tai yra, dėl to, kad žmonės mano, nieko čia nepakeisi.
Čia ne tik nepriklausomybės laikų išugdytas galvojimas, čia yra ir tarybinių laikų. O ką tu pakeisi, pasišiaušti iš galingą jėgą? O šitą jėgą, man atrodo, ne ką pavojingesnė, kadangi vienas anos jėgos pranašumas, kad nežinau, ar rasilgumas, bet kad buvo iš vienos pusės iškišo. O čia visur yra žmogus iš nugalį, nuleidė galvą, Andriui. Jis teisybės yra. Padėtis yra nepakenčiama. Kaip grįžti, kaip nepakenčiama? Ten labai gerai, socialinė apsauga, rūpinasi. Iš tikrųjų, atvažiavęs, kad tau nesirūpinas. O Lietuvoje nereikalingas yra. Aš žinau, kad žmogus kategorijos. Vieni, kuris geria, kiti, kurie žudosi. Treti, kurie važiuoja į svetimus panašus, kur geria. O ką jie turi daryti, nereikalingi žmonės? Nėra Lietuvai valdžios, kuri rūpintųsi žmonėms, sakant, kuri būtų tautos valdžia. Tai yra akivaizdus faktas. Susijungė grupuotės, suaugo su kapitalu, pavadinkite šaldyną per 20 metų karingai. Liko dar viena kategorija, kurios apėmėt jūs, mes čia sėdime. O kodėl jie išvažiavo, jie nusižudė? O ką reikia? Negėdė. A jie reikia? Jie serga širdies ir kraujagyslių ligomis. Skalė aukščiausio rodiklių taip pat. Širdies kraujagyslių ligos Lietuvoje yra pirmoje vietoje. Paskui jau vėžius. Tai šiandien, kaip kas adaptavosi šitame lietuviškame pasaulyje. Vadinasi, aš dėl to bijau pamokslauti, nors labai skauda. Norisi pasakyti daug ką, bet Andrius man padėjo. Mums reikia padaryti bent pirmą veiksmą. Aš neįsivaizduoju geresnės padėties, sakant, aš čia reikia šiek tiek gal pasiguosti, kad mes ateiname nacionalinio susitarimo pagrindinio teksto, kuris siūlomas pasirašyti, aš neturiu. Nes jis per diskusijas kažkur prapuolė. Yra sutrumpintas variantas, kad tiktų valdžiai ir mokslininkams. Tautai reikia atsakyti. Aš šiek tiek ironizuoju, bet tai jau atsitiko, kad mes nesuvokėme dar to fakto, kad padėtis Lietuvoje yra pernelyg rimta. Mes pašnekam žodžius, nepasakom. Tik nusiraminam. Jeigu mes suprasime iš tikrųjų, kad šitai tautai likimas panašavimas yra panašus į tą, kuris ištiko daugelį istorinių kultūrų. Kas yra modernioji civilizacija? Modernioji civilizacija yra orientuota į begalybę. Manoma, kad viskas, kas keičiasi, keičiasi į gerą. Viešoji politika, viešasis ūkis, laikraščiai, didžioji bėgių dalis. Taip vaizduoja, kad skaitytas pasaulyje nepasikeičia. Ir mums lemta gyventi tobulėjančiam pasaulyje, kuris eina į begalybę. Vienas žmogus, kuris problemino, kad šitokios istorijos nėra, tai buvo Šveikas. Atsako, miršta civilizacijos. 8-9 milijonų. Dabar priskaičiuojama kelios gražiai. Taip, iš tikrųjų. Tautos miršta ne tik atskiri žmonės, bet ir kultūros. Žinoma, miršta ir šiais laikais atrodo mylimų ženklai pačios civilizacijos. Nors ją irgi reikia sugalvo, kaip išlikti. Irgi tai panašiai palydinė, kad visi galvoja, jeigu mato, kad čia yra tai išposelė, pažaidimas. Žaidėjų šiek tiek daug. Tai dar sveiki, ačiū jums, kad jūs atėjote. Aš kviečiu jūs būti signatarais tokio
tarpusavio ryšių užmezgimo, kuriame mes vieni kitiem pradėtume įsipareigoti, ką mums reikia daryti su savo valstybe. Ne tik per ekranus, ten visada bus kam kalbėti. O šitų ryšių niekas iš mūsų negali atimti. Akis į akį, žmogus su žmogumi, organizacija su organizacija. Ir konkretus įsipareigojimai tarp pažįstančių vieną kitų žmonių. Ir visada sunkiau meluoti, negu meluoti per ekraną. Ekraną niekas nieko nemato, į tą stiklą gali ką nori išnekėti. O kai akis į akį žmonės susitinka ir žino žmogaus veiksmus, neišeina, bet ir labai apgavusiems žmonėms elementarių padorumų nesilaikyti. Tai kviečiu jūs, prašau, lenkiuosi, tikiuosi, kad šitą mes akciją galime vykdyti. Čia bus mūsų išbandymas. Pats svarbiausias, kokį aš manau, išbandymas. Per nepriklausomybę. Tai gal padarykime. Jeigu nepasiseks, nežinau, padarėme viską galėjome, toliau jau nebūsų galios. Tai gal tada Dievą įsiveržė. Bet mes jau tai dar nepadarėme. Dar tai gąsdiname, sako, nieko nepadarys, kaip aš kalbėjau. Tai mes pirmiausiai įtikinkime, kad mes galime padaryti. Jeigu aš tikrai noriu, jeigu aš tikrai tikiu, kad to reikia, žinoma, jeigu nereikia. Nes mums reikia tą peržengti ribą. Ar patogu, arba gerą ir to, ką privaloma reikia. Atleiskit jūs man. Aš truputį dar daug temperamentų čia laužiau, kurio aš gėdimusi. Bet norėjau suprasti tą situaciją ir aš norėčiau iš tos situacijos, tai šios dienos aš čia buvo surengta. Gal padarytume šiek tiek toliau einančias išvadas ir mums pavyko tai parodyti. Tai linkiu sveikatos. Ištvermės. O, baisiai sunkus dalykas, ištvermės. Tos kantrybės, kuriems visiems čia šitoje auditorijoje netrūksta. Visokias kalbas vis iškentėjai. Tai linkime dar tos skausmo sunkumo, tos širdies ir kraujagyslių ligų. Darinkimės tarpusavy vietą. Bent pasidaryti lengviau. Žinoma, kad padarėme viską. Tai yra didelis dalykas. Padaryti viską, ką aš galėjau. Ačiū.